Pasvalio rajono policijos komisariato misija – saugoti ir gerbti asmens teisės ir laisvės, užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą, formuoti saugią aplinką bei vykdyti veiksmingą nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją ir tyrimą. Dalyvaudami ne viename policijos komisariato organizuotame prevencinėme renginyje, nusprendėme iš arčiau susipažinti su komisariato veikla, pabendrauti su pareigūnais bei apžvelgti eismo įvykių statistiką. Savo saugumu kelyje privalome sąmoningai rūpintis patys ir ne todėl jo gali sustabdyti policija. Tačiau šis samprotavimas dažnai prasilenkia su tikrove, ypač kai perskaitome policijos pareigūnų pateiktus statistinius duomenis. Praėjusių metų eismo įvykius išsamiai apžvelgė Pasvalio rajono policijos komisariato viešosios tvarkos skyriaus viršininkas Deividas Valtaris. Praėjusiais metais Pasvalio rajone įvyko 472 eismo įvykiai. 44 iš šių metų buvo sužeisti ar sužaloti žmonės. Palyginimui, 2005 metais buvo Pasvalio rajone įvyko 446 eismo įvykiai. 46 iš jų buvo sužeisti ar sužaloti žmonės. Kaip matome, praėjusiais metais rajone įvyko 26 eismo įvykiais daugiau nei už praėjusiais metais. Tačiau galime pasidžiaugti tuo, kad sumažėjo eismo įvykių, kurių metu buvo sužeisti ar sužaloti žmonės, sužeisti ar žuvę žmonės. Praėjusiais metais Pasvalio rajono policijos komisariato pareigūnai, atlikdami eismo įvykių analizę, jau metų vidurėje pastebėjo, kad nemažai eismo įvykių įvyksta dėl pėsčiųjų ir dviratininkų kaltės. Todėl 2006 metais ypatingas dėmesys buvo skiriamas pėsčiųjų ir dviratininkų kelių eismo taisyklių laikymosi kontroliai. 2006 metais už kelių eismo taisyklių pažeidimus buvo nubausti 25 dviratininkai ir 14 pėsčiųjų. Noriu priminti visiems dviratininkams ir pėstiesiems dalyvaujantiems eisme tamsiu paros metu, kad dviratininkas važiuodamas tamsiu paros metu kelyje, dviračio priekyje turi degti baltos spalvos žibintas, dviračio gale turi būti pritvirtintas raudonos spalvos atšvaitas, o dviračio šonuose oranžinis spalvos atšvaitai. Pėstysis, eidamas kelyje tamsiu paros metu, privalo eiti prieš transporto priemonių eismą, tai yra kairiąja kelio pusė. Jis privalo nešti su savim šviečiantį žibintą arba segėti atšvaitą. Šituos reikalavimus numato kelių eismo taisyklis ir už šių reikalavimų pažeidimus pėstieji ir dviratininkai yra baudžiami. Tačiau noriu dar paminėti, kad daug didesnę naudą ir efektyvumą už šviečiantį žibintą ar už atšvaitą duoda šviesą atspindinti liemenį. Šių liemenių galima įsigyti turguje, galima įsigyti prekybos centruose ir kitose prekybos vietose. Liemenės kaina siekia nuo 4 iki 10 litų, kai kurių liemenių itin geros kokybės iki 20 litų. Tačiau liemenės yra gerokai efektyvesnis, nes žmogus vilkintis liemenę kelyje yra pastebimas už 300 metrų. Tuo tarpu žmogus, kuris liemenės nevilki, o turi tik atšvaitą, yra pastebamas iš gerokai trumpesnio atstumo, o jeigu žmogus iš vis yra apsirengęs tamsiais rūbais ir neturi jokių šviesą atspindinčių elementų su savim, tai vairuotojas jį pastebi maždaug už 70-100 metrų likus iki pėsčiojo. Būtent dėl šitų priežasčių dažnai yra neišvengiama avarijų ir sulaukiama skaudžių pasekmių. Reikia paminėti, kad daugiausia neblaivių vairuotojų, net 189, buvo lengvo girtumo laipsnio. Todėl norime paprašyti visų gyventojų, kad nors ir leidžiama alkoholio koncentracija kraujyje yra 0,4 promilės, tačiau geriau prie vairo sėsti visiškai blaiviam. Praėjusiu metu gruodžio 18-24 dienomis Europos kelių policijos tinklo iniciatyva buvo vykdoma policinė priemonė, skirta transporto priemonių vairuotojų blaivumui ir apsvaigimui nuo narkotinių medžiagų tikrinti. Per šią savaitę Europoje buvo išaiškinta beveik 16 000 neblaivių vairuotojų. Lietuvoje buvo patikrinta 48 591 transporto priemonės vairuotojas. 541 iš jų buvo neblaivus. Tai sudaro 1,1% nuo visų patikrintų vairuotojų. 2 atvejais pasitvirtino įtarimas, kad vairuotojai buvo apsvaigę nuo narkotikų. Pasvalio rajone priemonės vykdymo metu buvo patikrinti 638 vairuotojai.
Iš jų 10 vairavo transporto priemonės neblaivus, 12 buvo vartoję alkoholio, tačiau alkoholio kiekis jų kraujyje neviršijo leistinos normos. Iš 10 neblaivių vairuotojų pagal girtumo laipsnius pasiskirstė taip. Lengvas girtumo laipsnis buvo nustatytas 6 vairuotojams, vidutinis girtumo laipsnis 2, o sunkus taip pat 2. Vienas vairuotojas buvo patikrintas testu dėl ar jisai nevartoja narkotinių priemonių, tačiau įtarimai nepasitvirtino. Stengiantis sudrausminti vairuotojus, policijos komisariato eismo priežiūros grupės pareigūnai suorganizavo reidą Pasvalio rajone. Per kelias valandas trukusį patikrinimą pareigūnai sustabdė nemažai pažeidėjų. Reido metu buvo nubausti 4 vairuotojai, kurie vairavo transporto priemonės neužsisegę saugos diržų. Viena vairuotoja vairavo transporto priemonę neturėdama vairuotojo pažymėjimo, 2 vairuotojai eksploatavo transporto priemonės, kuriams neatlikta valstybinė techninė apžiūra. 3 vairuotojai nubausti už kitus kelių eismo taisyklių pažeidimus. Pareigūnai sustabdė 3 neblaivius, tačiau nepabūgusius už vairo sėsti vairuotojus. Reido metu nustebino, jog tikrinant kai kurias jau gerokai pagyvenusias transporto priemonės, nebuvo prie ko prikibti, jos buvo techniškai tvarkingos. Apie galbūt daugumą vairuotojų nugąsdinusi reidą, vykusį Pasvalio rajone plačiau papasakojo už jį atsakingas eismo priežiūros pareigūnas. Vyksta šiandien kaip ir reidas, tokia mūsų akcija dėl pėsčiųjų, dviratininkų daugiau didesnį dėmesį kreipiam pritemus, kad būtų su atšvaistais, su liemenė. O aišku, nepraleidžiam ir vairuotojų, bet diržų. Taip pat ir neblaivių, kurių jeigu jau, o daugiau tai, kaip jau bus, tą matysim, kas. O šiaip dirba šiandien 3 ekipažai mūsų tome reide. Kaip manot, kokios naudos duos šie reidai vairuotojams? Ar sudrausmins ar nors? Taip, sudrausmins vairuotojus ir pėsčiuosius, kiek nevažinės be liemenių, be atšvaitų, nes kaip dabar išėjo tos naujos taisyklės, visi privalo, pėstieji, netgi vairuotojai sustoja, ne tam skirtose vietose kelyje privalo turėti liemenę arba atspindinti